Labą visiems žvejam. Šilta popietė, ruduo, net netrodo, kad ruduo. Šiaip rodė 13 laipsnių, bet vėjo nėra, šilta. Išplaukiau ant tokių kanalų. Galvoju, pabandinsiu dar vieną lydeką išprašyti. Bet tai vanduo, dabar gal jums nesimato, bet vanduo koks rudas. Nu gal nebus labai blogai. Fluorokarboną šiandien užsidėjęs. Aš čia nusipirkau jį dideliem masalam tokiem rudenį velkiaut. Bet ir dabar, sakau, reiktų pabandyti. Nesvarbu, kad saulė šviečia, bet manau vien ryškus masalai turi eiti į vandenį keliauti. Kažkaip tai labai jau matomumas 30-40 cm. Labai nekoks. Galvoju, gal net pavyzdžiui sukriukės čia geriau. Kad jos labai vibruoja. Gal kažkiek daugiau dėmesį atkreiptų lydekų. Kelios sukrės iš kiniečių dar atkeliavo. Gal jas pabandyt va. Kaip tik ryškumas pats tas. Tik tai reikia nuimti šitos apsaugas. Ir dar balta va tokia. 5 dydžio irgi. Nesismulkinu. Nu ir pabandom. Penktą numerį, tai čia didžiausia jau. 15 gal gramų pati sveria. Gerai, reikia po truputį plaukt ir mėtyt. Kokie džiunglynai aplink visur. O, antis. Nelabai čia nuo kranto ir priėjimų yra. Daug žolių, daug vietos, kur iš tikro lydekams slėptis. Bet kažkodėl kol kas nieko gero. Pusvalandis koks praėjo žvejybos. Labiau stengiuosi tokias vietas atplaukt, kur saulė šviečia. Nes galvoju, ten gali būt mailiaus. Prie mailiaus ir lydekų gali būt. Būna, kur ant saulutės šildasi mailiukas. Pavėsė visai nieks nesišildo. Nu, bet kol kas nieko. Neturiu nieko su ofsetiniais kabliais, kokiais nuo žolių, kad būtų apsaugoti. Šiaip tai čia gal visai ir būtų geras variantas. Nes viena kita žolytė užkliūna pravedinėjant. O ten toliau kažkas iššoko. Šiaip labai stebiu aplinką, nes kur paviršiui mailiukas duodasi. Ten iškart plaukiu pamėtyti. Jeigu, pavyzdžiui, dar kažkur pravėja lydeka, kol kas nemačiau, bet jeigu pamatyčiau, tai iškart tenais griūdamas plaukčiau.
Nes reiškia aktyvi lydeka ir maitinasi. Daug šansų pagauti ją. Plaukiu ten, kur mailių mačiau. O, lydeka buvo. Pirma lydeka. Ir atsipurtė. Ir visai dar ne pati mažiausia buvo. Taip netikėtai arti valties atakavo. Nesitikėjau iš tikrųjų. Visai dar tokia, ne pati mažiausia. Ir čia matėsi mailiukas į šonus. Šiek tiek paviršiui daužėsi. Tai vat jum ir atsakymas. Ir sėdi prie mailiaus ir laukia. Prasibaidė dabar, reikia paplaukti toliau. Bet jau smagu daras. O, labą dieną. Antis. Čia tokia laukinė gamta visai. Girdi kažkas nendrėse, taip judina nendrės. Pliumpt, išplaukia žuvis, matosi, kad tikrai žuvis, ne paukštis jau koks. Gal, pavyzdžiui, ir lydekas dar kur nors tarp žolių įsispraudusių yra. Nežinau, kas ten per žuvis gali būti. Sėdėt žolėse taip dabar. Burbuliukų juosta pasidarė tokia. Reiškia, išgąsdinau lydeką. Greičiausiai, kad lydeka stovėjo kažkur prie žolių ir pasibaido, jinai duoda staigiai spurtą ir palieka tokį ruožą burbuliukų iškylančių. Tai va, dar ženklas neblogas. Reiškia, yra lydekų. Nes čia jau siaurėja, žiūri tas kanalas taip. Ir tokių labai, ne dumblių, bet tokių kaip nei žolės, nei dumbliai. Labiau gal dumbliai, o tokie paviršiai. Labai šitų nemažai, kai kur net atrodo praplaukti net sudėtinga bus. Nu, galėtų vieną dar užkipti. Kad prisitraukčiau, jau paimčiau į rankas. Ne tik, kad atsikabintų kažkur prie valties. Nu, nežinau, ar čia praplauksiu jau. Tiek žolių ant paviršiaus. Ten matau yra tarpas pamėtyti, bet iki to tarpo daplaukti reikia. Čia dar kažkur bebras praplaukia. Viskas, variklis.
Variklis apsivėlė, dabar tik irklais. Čia tokie tarpai seklios vietas ir žolių priaugia ir už tai sunku praplaukti. O toliau vėl vaga prasideda, gylis ir nėra žolių. Bet ten jau toliau irgi matau. Žolės. Problematiška. Taip, kad toliau jau nebenuplauks. Sudėtinga čia mėtyti. Blia, buvo dar vienas. Ei. Buvo lydeka. Dar viena. Net nesupratau, daužėsi į žolės. Pradėjo lenkt kotą. Vėl nepasikirta. Gerai. Eik tu savo. Aš čia praplaukiu tos žolės. Žiūriu, kad visai nieko čia. Tolyn nesimato žolių. Tai sakau, dar paplaukt galima. Tai šiandien turbūt į valtį nė vienos ir neištrauksiu. Gaila. Gal čia prasidės lydekynas. Gal visas lydekas čia stovi. O, pasibaidė. Ar tik ne tą lydeką, kur man buvo užkibus. Pum. Kokia pikta. Kokia pikta. Eik tu. Vos meškerė neiškrita iš rankų. Nu tokia nelegali. Bet va, viena. Oi, pati šok. Gal 4 kokias ar 5 dėlės ant žuvies. Nu va, vieną jau ištraukiau. Bet kaip atakavo. Nežinau, turbūt matėsi. Vos meškerė neiškrita iš rankų. Ir tokią nuojautą turėjau. Sakau, nebloga čia vieta. Čia tikrai gali būti. Čia toks biški praplatėjimas. Ir matosi, kad žuvų yra paviršiui. Eik tas savo geras. Va čia tai tokia maža ir taip smūgiavo. Net keista. Nu va, trečia žuvis išsitraukė. Įdomu šiaip žvejot tokiuose kanaluose. Visiškai tokia laukinė gamta. Tik tai girdi, pavyzdžiui, nendrės biški barų sujuda. Kokias antis išskrenda. Arba bebrą mačiau nuplaukia toli. Taip visiškai atokiai
arčiau gamtos. Bet ar nebus čia taip, kad čia jau į mano žvejybos pabaiga, nes ten žolių matosi. Nežinau, viską gali būti. Reiks bandyti praplaukti dar tolyn. Nors jau žuvį turiu. Jau visai gerai. Vėl antis išgąsdino. Kaip tylu, gera, ramu. Norisi tik klausyt gamtos ir spiningaut. Bet jau toj laikas bus plaukt, toj pradės tempt. 6:10, 7 jau temsta. Ne, tempt pradėjo, rankos šalt pradėjo, o ten tolyn žiūri, galą kraštą nesimato. Tai gavas žvejyba kokia gavosi. Tikėjausi, kad bus prasčiau, bet dar visai neblogai. 3 kibimai ir 1 ištraukta. Ne super rezultatas, bet visai smagu pažvejot va taip. Kanaluose iš visų tokia. Man tai egzotika. Tai nežinau, ar dar lydekas įdomu čia jums žiūrėt. Būtų kažką įdomu paįvairinti, tai sakau, gal kokia žvejybos idėja. Galit pakomentuoti kažką. Kur ar kokią žuvį galima būtų pažvejot. Gal ir pavyktų įgyvendinti. Tai vat, o šiam kartui tiek. Plauksiu savo į pradinį tašką, kur įsileidau valtį ir baigsiu žvejybą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki.